Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pranešė, kad nuo šiol viešai bus skelbiamos visų komisijų, kurių nariai rengia techninės specifikacijas medicininiams gaminiams įsigyti sudėtys. Didžiąją dalį tokių komisijų, daugiau kaip 80%, sudaro medikai specialistai. Nepaisant to, kad patys medikai aktyviai dalyvauja perkant įvairius ten medicininius gaminius, vaistus, ar ten būtų kelio ar klubo sąnarių endoprotezai, ir aktyviai dalyvauja surašant techninės specifikacijas, būtent kokius gaminius įsigyti, kokius reikėtų mums nupirkti, kad galėtume pristatyti gydymo įstaigas, kuriais medikai galėtų aprūpinti pacientus. Vis tik pasitaikydavo tokių atvejų, kai medikai tiesiog išėję iš čia, nors dirba tose komisijose ir patys kaip ir priima tokius sprendimus, teikia pasiūlymus, kokius gaminius reikėtų įsigyti, jie tiesiog kaip ir pamiršta, tarkim, tai ir tiesiog pasitaikydavo tokių atvejų, kai kalbėdavo, kad valstybinė ligonių kasa nuperka neįtin gerus gaminius, neįtin kokybiškus, tai tiesiog siekdami išvengti kažkokių ateityje manipulacijų ar galimų spekulacijų tą temą dėl nuperkamų gaminių kokybės, tiesiog buvo nuspręsta nuo šiol viešinti tokių komisijų sudėtis. Valstybinės ligonių kasos sudarytų komisijų veikloje dalyvaujantis įvairių sričių medikai specialistai pildo specialias deklaracijas. Kiekvienas medikas prieš pradėdamas dalyvauti tokios komisijos veikloje, tiesiog privalo užpildyti deklaraciją privačių interesų. O tai reiškia, kad jeigu, tarkim, medikas specialistas turi kažkokių tai sąsajų, pavyzdžiui, su farmacijos kompanijom ar su gamintojais tam tikrų gaminių, kuriuos turi nupirkti tos komisijos nariai, jis tiesiog tokiu atveju turėtų nurodyti toje deklaracijoje, kad jis turi tokių sąsajų. Pavyzdžiui, dalyvavo tam tikroje konferencijoje, kurios dalyvavimą jam apmokėjo tam tikra kompanija, arba tiesiog galbūt atlieka kažkokius bendrus mokslinius projektus, jis tai irgi turėtų nurodyti medikas. Ir tokiu atveju gydymo įstaiga, kuri deleguoja tą mediką specialistą, turėtų deleguoti kitą mediką specialistą į tą komisiją, kuris neturi jokių interesų. Specialiųjų komisijų nariai turi nurodyti norimam įsigyti gaminiui ar gaminių grupiai reikalingas techninės specifikacijas, kurios užtikrintų kuo didesnį konkurencingumą, kad būtų sudarytos sąlygos konkurse dalyvauti kuo daugiau tiekėjų. Tada galima išsirinkti geriausią kainos ir kokybės santykį. Kartais būna ir taip, jog tiekėjai pateikia po kelis gaminio pavyzdžius. Tokiais atvejais tie medikai specialistai gavę tuos kelis pavyzdžius, kuriuos tiekėjas pateikė išbandymui, juos į savo atstovaujamą gydymo įstaigą vežas ir jie ten tiesiog atitinkamai išbando, testuoja, ar jie kokybiški, ar jie geri, ir tiesiog įvertinę visą tai jie vėlgi susėda kartu, tarėsi, aptaria, ar buvo ar nebuvo komplikacijų ir tada priima sprendimus. Svarbiausia, ko tikimasi iš šios naujovės, pasak Linos Bušinskaitės, tai didesnio skaidrumo perkant vaistus, medicinos pagalbos priemonės pacientams ir gydymo įstaigoms, bei mažinti korupcijos apraiškas. Tikslas yra bendras - išrinkti ir nupirkti bendromis pastangomis tokius gaminius, kurie būtų geri, tinkami ir kokybiški pacientams, kad nekiltų kažkokių komplikacijų juos naudojant, vartojant, ir kad tai iš tikrųjų, kad būtų geri gaminiai, ir tai yra iš tikrųjų labai rimtas, atsakingas darbas. Būtent todėl jį yra pasitelkiami medikai specialistai, kurie labai puikiai išmano savo sritį.